Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Ateities kompasas ir aš jos vedėjas Paulius Žigas ir mano kolega Arnas Rumbutis. Sveiki, sveiki. Dar vienas pirmadienis, vėl laida Ateities kompasas, laida, kurioje kalbama apie bakalauro studijų programas su jų dėstytojais arba tam tikrais atstovais ir šiandien pakalbėsime apie genetikos studijas ir pas mus svečiuose sėdi dvi gražios damos, dėstytojos, genetikos pagrindų jaunesnioji asistentė Vėjūnė Pukenytė. Sveiki. Sveiki. Ir dar viena programos dėstytoja, asistentė, daktarė Milda Babonaitė. Labas rytas. Tai iš karto galime pradėti nuo klausimo, kaip jūs būtent pradėjote sieti savo gyvenimą su genetika? Šiaip, iš tikrųjų, mokyklos laikais, ar mano laikais, galbūt biologijos pamokose, tiek daug nebuvo akcentuojama genetikos sritis, galbūt būdavo 1-2 pamokos tam skirtos, tai niekada nebuvo kilusi tokia mintis, kad genetika nuo pat jaunų dienų. Bet žinau, kad man patinka chemija, matematika, biologija, fizika, tai visi dalykai man patinka, sekasi. Ir vieną kartą kolega vienas toks pažįstamas pasakė, kad yra toks dalykas kaip genetika jau studijuoti. Pradėjau daugiau domėtis ir tikrai pasidarė įdomu. Ir pasirinkau šitą dalyką studijuoti, bet irgi dar vienas iš tų, kur sakiau, kad patikdavo biologija, matematika, visi tie mokslo dalykai ir galvodavau, galbūt medicina. Bet jau aš 10 metų studijuoti nenoriu. Ir ironiška, po 10 metų studijų, doktorantūrą sudėjus ir magistro studijas, aš esu čia, ne taip ir blogai ir tikrai dėl to džiaugiuosi. Tai mano tokia istorija. Mano istorija irgi gal šiek tiek panaši, apie tą genetiką irgi nebuvo daug šnekama. Šiaip tai ir apie pačias studijų programas ir pasirinkimus daug nežinom. Labai faina, kad dabar yra tokios laidos kaip šitos, kurios apšviečia moksleivius apie įvairias studijų programas. Tai aš apie genetiką sužinojau, mūsų biologijos mokytojai mėgdavo lankyti jos buvę moksleiviai. Ir vieni buvo irgi genetikai, papasako apie tą studijų programą. Aš tokia, skamba gražiai. Aš žinojau, kad aš noriu kažką sieti su biologija, su chemija ir aš labai džiaugiuosi, kad tas gražiai skambėjimas mane suviliojo ir dabar aš atradau savo vietą, kur man patinka būti. Tai vat. Geras, nes įdomu, nes tas gražus skambėjimas taip atrodo, gerai gali gražiai skambėti, jeigu filosofija mane domina, bet genetika atrodo vis tiek toks sunkesnis mokslas. Tai jeigu studentui, kuris nelabai pats supranta, kas yra ta genetika, tai kaip supratau, biologija, chemija, iš ko dar jin susideda? Iš visko, iš tiesų genetikos studijų ir visos gamtos mokslų programos, jos yra labai tarpdiscipliniškos. Mes turim chemiją, matematiką, fiziką, biologiją, mokslinę komunikaciją. Tai iš tiesų labai daug apriepia sričių. Na, o šiaip genetika iš ko susideda, tai pagrindinis yra tokie mūsų kaip klausimai. Kodėl mes esam, kokie mes esam? Kiek iš to yra paveldima, kiek tai yra užkoduota ir nulemta, o kiek turi įtakos aplinka ten, kur mes augame, kaip vystosi organizmai. Tai iš tiesų tokį, kokie mes esam ir kaip mes kintam, kaip mes prisitaikom į molekulinius mechanizmus, kaip molekulinėme lygmenyje, tiek organizmo, tiek populiacijų. Tai iš tiesų tokia labai dinamiška ir kintantis sritis. Turėtum ką pridėti? Taip, tai pačiam mokiniui, galvojant apie genetiką, tai taip, reikėtų turėti omenyje, kad jeigu tau yra įdomu, kas vyksta gyvuose organizmuose, ląstelių lygmenyje, ar ne tik, kad kažkoks gyvūnas laksto ir mums įdomu, kas jame vyksta, bet taip pat ir ląstelių lygmenyje, DNR ar ne genetinės informacijos lygmenyje. Tai jeigu įdomina visi šitie dalykai, tai tikrai drąsiai siūlom, kviečiam rinktis genetikos studijas. Ir kaip ir Vėjūnė minėjo, nebijoti gyvybės mokslų visų, nes jie yra tarpdiscipliniai ir juose visuose mes mokomės būtent apie gyvybę. Ir tiesiog jau turim tam tikras paskui sritis, kur nueiname giliau. Genetika galbūt toks vienas iš plačiausių, kur mes prisiliečiam ir prie mikroorganizmų genetikos ir prisiliečiam prie molekulinių, kaip minėjo, procesų, kurie vyksta ląstelės viduje ir panašiai. Tai studijuojam daug dalykų, gyvybės mokslų dalykų tokių, jeigu domina kažkurie iš šitų dalykų ir tiksliai nežinot, galbūt ko jūs norit, tai genetika, aš manau, toks vienas iš universaliausių pasirinkimų. O tai kaip programoje įgauti įgūdžiai gali praversti tavo gyvenime, jeigu ir nebūtinai dirbi toliau su to susieto darbą, nors manau, čia sunkiai įsivaizduojama. Tai yra. Geras klausimas, bet yra labai net ne keli, bet yra pavyzdžių, kur Vėjūnė gali irgi papasakoti. Taip, tai iš tiesų
ką labai plačiai mes studijuojam genetikos studijų programai, tai mes keliaujam labai į statistinius metodus. Mes labai daug turim bioinformatinių metodų. Tai aš tikrai irgi turiu nemažai baigusių su manim grupiokų, kurie šiuo metu dirba. Ar banke, ar analitikais. Mes turim programuotojų. Mes tikrai paduodam tos stiprius pagrindus statistinius. Ir taip pat yra irgi gan populiari tokia sritis, tai yra komunikacija. Mes iš tiesų ugdome labai studentus mokėti komunikuoti, prezentacijas daryti ir tie įgūdžiai po to būna naudingi ir darbo pokalbiuose, ir tiek renkantis kažkokią specialybę nebūtinai susijęs su gyvybės mokslais. Tai va dabar, manau, galime iš karto ir pašnekėti, kom tie komunikaciniai įgūdžiai svarbus studijuojant genetiką. Tai manau, kad mokslinė komunikacija yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuo užsiims mokslininkas ateityje. Dėl to, kad tu gali daryti laboratorijoje eksperimentus, tu gali generuoti rezultatus, tu gali daryti išvadas apie savo tuos gautus rezultatus, bet jeigu tu negebėsi jų iškomunikuoti tiek moksliniai bendruomeniai, straipsnių pavidalu, mokslininkai turi rašyti straipsnius, juos publikuoti, skleisti kitiem, ar ne, pasauliu visam, tiek prezentacijų, žodinių pranešimų pavidalu konferencijose irgi vienas iš labai svarbių aspektų mokslininko, tai yra važiavimas į konferencijas, pristatinėjimas savo gautų rezultatų ir komunikacija su mokslininkais kitais. Bet dar trečias aspektas labai svarbus, tai gebėjimas tą mokslą iškomunikuoti paprastais žodžiais nemokslininkam. Tai irgi yra mokslinė komunikacija. Tai kaip ir atsakau, susideda iš 3 dalykų. Raštu, rašyti straipsnius, žodžiu per pranešimus, bet taip pat ir žodžiu nemokslininkams, neturintiems to mokslinio, kaip biologinio išsilavinimo, ar kaip paminėti, mokėti komunikuoti tai žmonėm. O jeigu tada pasvertumėm, kiek daugmaž, kokia dalis yra darbas laboratorijoje ir tada kokia dalis yra viso to darbo pristatymas visiems kitiems, tas toks kaip ir žurnalisto atrodo darbas, kiek šito dalyko dar yra, jeigu taip gal 50-50 ar kiek? Čia viskas priklauso nuo asmenybės, iš tiesų yra pasirinkimas, jeigu jums labai nesiseka komunikacija, jeigu jūs nemėgstat, mes jos mokinam, jūs turite praeiti pro tą studijų procesą, bet gali pasirinkti dirbti daugiau laboratorijoje, generuoti tuos duomenis. Mes niekada nedirbam pavieniai, tai yra grupės, kurios atlieka kažkokią mokslinį tyrimą ir toje grupėje yra stiprių, kurie yra komunikatoriai, kurie mėgsta kalbėti, mėgsta rašyti, yra žmonės, kurie yra labai stiprus laboratoriniai, išmano savo sritį ir gali techniškai įgyvendinti sudėtingus eksperimentus. Tai čia yra toks, tu gali pasirinkti, kiek tu nori tą integruoti. Pradžioje visiems reikia pabandyti, reikia išmokti ir, bent jau prasitestuoti, kaip tau sekasi tose vėžiose būti. Bet vėliau tai yra gan laisvė, bet kuo mes ir yra ta gyvybės mokslai, jie turi labai daug laisvės. Ir akademinės, ir savo pasirinkimo, kaip tu įsivaizduoji savo ateitį ir profesiją. O tai studentai tada taip gaunasi dirba komandomis ar kaip, kad, pavyzdžiui, visi daro kažkokį tyrimą, vienas padaro ten laboratorijos dalį, kitas tada irgi, aišku, prisideda, bet kažkiek daugiau tą komunikaciją savęs įdeda, ar vis tiek turiu aš viską mokėti, norint būti gerų genetikų, taip vadinant. Tai jeigu kalbėtumėm apie studijų metu esančius dalykus, kurie yra mokomi ar ne, kuriuos praeinam, tai visokių yra darbų, yra individualių darbų, kuriuos studentai atlieka patys, analizuoja, bet taip pat yra ir komandiniai darbai, kuriuos komandose jie atlieka laboratorijų eksperimentus, gauna rezultatus, komandoje juos analizuoja, atlieka statistinę analizę ar ten kažkokius bioinformatinius įrankius naudoja atlikti analizai ir tada pristatinėja gautus rezultatus, juos interpretuoja, ką gavo, kodėl gavo, kokie tolimesni gali būti žingsniai, tu tokias atveju analizės atlieka, bet jeigu kalbėtumėm apie jau, kai jūs esat pabaigę studijas, ar ne, arba kai darot savo netgi baigiamuosius darbus, jūs esat pagrindinis baigiamojo darbo, kaip čia, atlikėjas, ar ne, tai yra jūsų baigiamasis darbas, jūs atliekate eksperimentus, bet jūs turite užnugarį savo vadovą, vadovas dirba su kolegomis kitais, tiesiog turite tam tikrą laboratoriją ar katedrą, kurioje dirba ne vienas žmogus, ne daugiau. Tai tas studentas, jisai turi užnugarį, kuriam padės, pakonsultuos, kaip daryti eksperimentą. Jisai neteis pats daryti eksperimento, tiesiog išmokys, bet vėliau tas pristatymas ir gynimai, ar ne, kursinio darbo pristatymas, gynimai, baigiamojo darbo gynimai, jau jisai yra atsakingas pats už savo tą
darbą, kurį atliks. Na, o jeigu jau kalbėsim, kai jau tu pabaigai studijas, tai vėlgi, tą patį užnugarį savo komandą, jeigu tu dirbi laboratorijai, tu turi, jūs kartu kontempliuojat, dėliojat kažkokias hipotezes, jas patikrinat. Ir jau tada priklauso nuo to, kas važiuoja į konferenciją pristatyti tą rezultatą arba kas rašo straipsnį. Vieni geriau rašo, tai vienas parašys, kitas patikrins, vienas geriau darys statistinę analizę, padarys statistinę analizę. Na, jau čia priklauso, kaip dirba komanda viduje. Visos laboratorijos yra tikrai skirtingos, tai labai priklauso, kur pateksite. O dar su tuo darbu laboratorijoje, tai aš kaip įsivaizduoju, labai daug kruopštumo reikia, nes kaip aš savai įsivaizduoju, tai man iš karto pradėtų rankos drebėti, dirbant ten su mažais dalykais, su visa ta gyvybė. Tai iš tikrųjų, manau, daug kruopštumo reikia, taip? Kruopštumas yra viena iš tų savybių, kuri tikrai yra reikalinga studentui dirbančiam laboratorijoje, bet aš negaliu pasakyti, kad tai yra pagrindinis ir esminis dalykas. Taip, jeigu absoliučiai viskas krenta iš rankų paėmus, ar ne, tai, galbūt nedirbsite laboratorijoje, kur reikės viską labai pilstyti, ten viens, ar ne, mililitrą, bet jūs galite dirbti bioinformatikos srityje, jeigu jūs puikiai dirbate su kompiuteriais, jums puikiai patinka įvairūs tie bioinformatiniai įrankiai, jūs galite genetinę analizę atlikinėti ir padaryti nuostabius darbus, nesėdėdami laboratorijai. Tai tiesiog labai labai platu ir labai lanksti sritis, kur jūs skirtingose vietose galite dirbti. Netgi yra tam tikri baigiamieji šiaip praktika, kurią jūs galite atlikinėti, važiuoti į išvažiuojamuosius Išvykas ir komandiruotę, susirinkti duomenų, kas turbūt gal prie kito klausimo dar apie tai pašnekėsim, bet kuo genetika iš tiesų yra tokia išskirtinė, kad mes turime galimybę dirbti laboratorijoje, mes turime galimybę išvažiuoti išvykas į gamtą, susirinkti mėginius iš pačios gamtos. Tai yra skirta gali būti ir žmonėms, kurie mėgsta ryšį su gamta, mėgsta išeiti iš laboratorijos ribų. Jeigu tau tai nepatinka, tu gali būti laboratorijai. Šiuo metu, pavyzdžiui, mano didžioji dalis mokslinio darbo tai yra irgi sėdėjimas prie kompiuterių duomenų analizę. Aš šiek tiek profiliuojuosi į tą pusę ir pilstymo pas mane jau nebėra tiek jau daug, nors turėjau labai daug metų įgūdžio. Taip. Ir buvo išvažiuojamas į laukus, ar ne, nes dviejų nedirba su gyvūnų, augalų genetika. Tai aš turiu kartais eksperimentus vidury vasaros laukuose, tai irgi yra, neįsivaizduoju, mokslininkas tai ne vien tas, kuris su baltu chalatėliu sėdi sterilioje aplinkoje. Ne, taip irgi priklauso nuo to, ką tu nori tyrinėti. Aš kartais būnu su botais ir sėdžiu laukuose ir renkuosi savo mėginius ar atlieku kokį nors eksperimentą laukų. Tai yra tokių įvairių galimybių iš tiesų. Bet gal tada biški pereinam per tuos, yra laukuose augalų genetika, kokios dar būna rūšis? Tai šiaip genetika, kaip ir sakėm, yra labai platu. Jūs galite, jeigu jums įdomu mikroorganizmai, kas vyksta mikroorganizmuose, bakterijos ar ne, mielės, įvairūs tokie maži organizmai, kas juose vyksta, jūs galite tirti jų genetiką. Jūs galite dirbti su vėžinėmis ląstelėmis ir žiūrėti, kokią įtaką turi vienokia ar kitokia medžiaga vėžiniam ląstelėm, jų augimui ir vėžio vystymuisi ligom. Taip pat turim irgi sritį, kuri dirba epigenetika, vadinama netgi ne genetika. Tai yra, kaip labai paprastai gal tariant, taip kaip aplinkos veiksniai gali daryti įtaką mūsų organizmui, ar ne, mūsų genetikai. Ne tik, kad tai, kas yra paveldima, yra nulemta, bet ir aplinkos veiksniai gali turėti įtaką, tai yra skyrius dirbantis būtent čia, su žmonių mėginiais, ar ne. Tada galim turėti laboratorinius gyvūnus, taip pat irgi turim skyrių gana didelį, kur dirbama yra su laboratoriniais gyvūnais ir vėlgi labai daug sričių dirba su laboratoriniais gyvūnais, vienas iš jų irgi yra genetikos mokslai. Kas dar pas mus yra, ar ne? Augalai, gyvūnai, ląstelės, žmogaus audiniai įvairūs ir panašiai. Tai iš tikrųjų, ką pagalvosite, greičiausiai jūs galėsite dirbti, būtent sugalvoti kažkokią genetinę temą, kuri galėtų nagrinėti problemas būtent tame modelinėme organizme arba toje sistemoje. Viskas vis tiek sueina į genus ir jų raišką. Taip. Kad ir ką pasirinktumėm gyvybės moksluose, vis tiek mes atsimušime į genetiką. Taip, visko pagrindas. O dabar galim perėti biškį prie pačios programos ir kokius pagrindinius modulius, tarkim, laikytumėt svarbiausiais, kurių, tarkim, tikrai jau turi sėdėti ir kalt viską ir tau tikrai praverš šitas. Iš tiesų,
pati pradžia, pirmieji porą metų genetikos ir visų gyvybės mokslų yra labai baziniai. Labai yra daug srautinių paskaitų, į kurią eina genetikai, mikrobiologai, molekuliniai, biochemikai. Mes skaitome, susidedame kitaip gyvybės mokslų pagrindus. Tai tenai įeina chemija, matematika, fizika, ląstelės biologija. Tai iš pradžių susideda tokios kaip ir pagrindus ir tada maždaug antro kurso antroje pusėje pradedam profiliuotis. Ir tada jau nueiname į pačią genetiką ir giliau nagrinėjame kiekvieną savo temą. O iš tų kursų tokių būtų... Taip, tai turim tokius pagrindinius molekulinės genetikos kursas, kur analizuojam, kas vyksta ląstelės viduje. Tada yra paveldėjimo genetika, požymių paveldėjimo genetika, kaip požymiai yra paveldimi, kad išmoktų studentai, nes yra tam tikros irgi teorijos taisyklės. Turim mutagenezę ir reparaciją, tai kaip mutacijos vyksta, nes irgi vienas iš svarbių dalykų, kalbant apie genetiką, kaip mutacijos vyksta, kaip mūsų organizmas susidorojo su tom mutacijom, kaip jie sugeba ištaisyti, tai vadinama reparacija ląstelėse. Tai šitie kursai yra vieni tokių svarbiausių. Taip pat, kaip ir minėjau, yra epigenetikos kursas. 4 kurse studentai eina į epigenetikos kursą, kur vėlgi kitas duris atidaro į genetikos pasaulį ir iš kitos pusės pamato visus šitus dalykus. Bet kaip jūs paklausėt, kurį jau būtinai reikia išmokti, tai viską reikia išmokti. Viską reikia mokytis, nes jeigu jūs, kaip pirmuose kursuose yra ar ne, tai chemijos, organinė chemija, biofizika berods ir visi tokie dalykai ir ta pati matematika, jeigu jūs jų neišmoksite, tai kitose kursuose, kai jūs mokysitės biostatistiką, neturėsit matematikos pagrindų, tikrai bus sudėtinga jums suvokti, kaip ta biostatistiniai dalykai veikia. Arba lygiai taip pat kalbėsite, kas vyksta ląstelės viduje, kaip jungtys tarp molekulių atsiranda ir kokios jos yra. Jeigu jūs chemijos pagrindų neturėsite, jums bus beprotiškai sunku suprasti tas jungtis susiformuojančias. Tai viskas yra labai svarbu. Tai tikrai reikia pasiruošti mokytis, yra ką veikti, tikrai nėra pats lengviausias kursas ar pati lengviausia studijų programa, kokią galima pasirinkti, tikrai ne, bet manau, kad verta, nes tikrai labai įdomu. Net nebijojam, kad verta. Ir tada iš karto noriu paklausti, paminėjot mutaciją ir visus tokius kitus dalykus. Aš suprantu, kad labai yra svarbu teorija, bet kaip labai irgi suprantu, kad labai svarbu yra pamatyti, kaip taip realiai atrodo, tai tikriausiai einate į laboratoriją ir parodote, kaip tas būtent vyksta, taip? Taip, tai mūsų studijų programoje iš tikrųjų didelė dalis kursų, teoriniai, netgi ta pati organinė chemija, apie kurią pat paminėjom, turi laboratorinius darbus. Tai eina paraleliai. Tai labai didelė dalis teorinių kursų kartu turi ir laboratorinius darbus, kur studentai ateina ir įgauna pagrindus dirbti laboratorijoje. Tai jie išmoksta dirbti su ląstelėmis, kaip ir minėjau, išmoksta dirbti su įvairiomis įrangomis. Mes įrangos, ypač mūsų gyvybės mokslų centre, jis yra labai didelis, labai profesionalus ir profesionaliai įrengtas ir yra labai daug įrangos. Tai jie naudotis reikia išmokti, tai būtent laboratorinių darbų metu pagrindinė įranga ir mokomi studentai naudoti, kad galiausiai, kai jie ateis daryti savo kursinius arba baigiamuosius darbus, tai yra kaip ir praktika, ar ne, bet iš dalies jie pradeda jau dirbti ties tokiu projektu, savo baigiamojo darbo projektu. Tai paskaitų metu jie išmoksta vėlgi tuos pačius pagrindus, bet jau dirbti rankomis, ar ne, arba prie kompiuterio dirbti, daryti tuos dalykus, kurie bus reikalingi baigiamajam darbui ruošti, tam baigiamajam projektui didžiajam daryti. Tai taip, atsakymas trumpas, jeigu. Tai paskaitų metu yra taip laboratoriniai darbai, kurie mokomi tų dalykų praktiškai. Dar šiek tiek užsiminėte apie tą kaip ir praktiką. Čia yra labai toks įdomus ir skirtingas dalykas negu visose kitose studijų programuose. Tai gal galite plačiau apie tai papasakoti? Tai Galiu ir aš papasakoti. Tai taip, tai viskas prasideda nuo praktikos įtrauktos į studijų programą. Tai yra, jūs klausote teorinės dalies ir tada tą teorinę dalį pritaikote praktikoje. Kaip ir apmoko vieną kartą padaryti kažkokį metodą, pritaikyti, analizuoti tuos duomenis. Ir jūs iš paskaitų metu susirinkę visą tą, įgūdžių bagažą keliaujate daryti baigiamojo darbą. Jūs išsirenkat laboratoriją, kurioje norėtumėt ilgesnį laiką pabūti. Tai čia jau yra ne mėnesis, ne semestras, o dažniausiai bent jau 1,5 metų, kur jūs dirbsite vienoje temoje ir iš to rašysite baigiamąjį darbą. Tai
didžioji dalis praktikos ir yra įgūdžių įgaunami toje laboratorijoje, susiradus jūsų vadovą, kuris jūs išmoko atlikti eksperimentus. Ir jau tą eksperimentą tu kartoji ne vieną, ne du, ne 3 kartus, įsisavini tam tikrus metodus. Tai tos praktikos iš tiesų studijų programoje yra daug. Šiek tiek prisilietimo studijų metu įvairiuose kursuose prie įvairių metodų, tiek jau specializacijos ir savo baigiamojo darbo metu. Tai ir čia iš tikrųjų nėra taip neįprasta. Gyvybės moksluose didžioji dalyje turbūt gyvybės mokslų, galbūt ir kalbinsi dar daugiau kitų studijų programų, tai išgirsit, kad didžioji dalis gyvybės mokslų tų programų taip remiasi būtent tokiais praktiniais dalykais ir būtent tie baigiamai praktika, kaip pavadinimas praktika, keliauja daryti kaip link to projekto galutinio baigiamojo darbo. Ta tokia istorija pradeda kurti ir pradeda nagrinėti problemą, tą problemą nagrinėja, daro eksperimentus, gauna rezultatus ir galiausiai juos pristato. Aišku, ar tikrai nebūna taip, kad nueina studentas vieną praktiką, vieną laboratoriją, ten šiek tiek padirba, galbūt nepatiko, keičia kitą, tikrai būna ir tikrai galima ir mes tikrai neskatinam vaikščioti keisti dėl to, kad tikrai reikia laiko ir įdirbio ties tam tikrą temą, kad tu galėtum gauti rezultatą paskui gerą, bet ir skatinam nebijoti pokyčių daryti, jeigu pabandė vienoje vietoje ir kažkas nepatiko, pabandyti ir kitoje. Tai paminėjote, keičia laboratoriją, pagal ką jie iš viso renkasi laboratoriją, tada kokie kriterijai šitam būna? Tai čia nuo studentų turbūt labai priklauso. Jie gali praktikų ieškotis nebūtinai gyvybės mokslų centre ir tų baigiamųjų darbo vietų, jie gali kalbėtis ir su kitais institutais, yra Nacionalinis vėžio institutas, Inovatyvios medicinos centras, iš tikrųjų labai daug gamtos tyrimų centras, labai daug yra įvairių vietų, kur studentai gali atlikti praktikas, bet taip pat yra ir mūsų gyvybės centras ir jame yra daug skirtingų laboratorijų, kaip galbūt, nežinau, gal ir nežinot, gyvybės mokslų centras susidaro iš kelių institutų, trijų institutų pagrindinių ir tie institutai turi dar savo laboratorijas, tai dirba skirtingomis tematikomis, tai studentai gali eiti pas tuos vadovus, kalbėtis ir sakyti, ar ne, man patinka, aš noriu, man įdomu, yra rašomi skelbimai, kad, tarkim, tas ir tas mokslininkas dabar atlieka tą ir tuos tyrimus ir ieško būtent studentų, kurie nori, siųskite savo CV ir panašiai. Ir lygiai taip pat paskaitų metu studijų programos komiteto pirmininkas, jisai, žinau, kad tikrai pristatinėja, pateikia vietas studentam, kad kur jūs galite, jums reikės ieškotis praktikos, yra šita vieta, rašykit, gal neskambinkit, bet rašykit, užeikit, kalbėkit ir klausinėkitės dėl praktikos vietų ir ieškokit, kas jums yra įdomu. Tai kartais dar ir pasitaiko, kad paskaitų metu sudomina kažkoks dėstytojas, jo dėstomas dalykas, studentai ateina ir pas mane yra atėjusių, kad gal galėčiau aš pas jūs ateiti į laboratoriją ir daryti tą baigiamąjį darbą. Tai iš tiesų galimybių yra daug ir įvairių kelių. Aš bakalauro metais buvau paskaitose, atsimenu, pas vieną dėstytoją Morkūną ir jisai pasako, kokius jisai darbus atlikinėja laboratorijoje ir man buvo toks, wow. O tai kokie tie darbai laboratorijoje būna, apie šitą galim dar pašnekėti? Tai gal mes galim labiau trumpai gal pašnekėti, ką mes darom, ne? Kad jau tai, ką mes tikrai žinom. Nes ta genetikos sritis, jeigu kalbėtume labai plati ir tu gali nuo populiacijų genetikos tirti, kaip ten kažkokie bizonai pasiskirstė po kažkokias Lietuvos ar pasaulio vietas, ar ne, gali tirti vėžinės ląstelės viduje, kas vyksta molekuliniai kokie procesai. Tai aš pati asmeniškai dirbu genetinės toksikologijos srityje, tai mes tyriam, kaip skirtingos įvairios medžiagos arba aplinkos veiksniai, kokią daro įtaką mūsų DNR. Gali sukelti DNR trūkius, gali sukelti tam kažkokias mutacijas arba stebim chromosomas, kaip tas chromosomas paveikia ir tai darome galima daryti tiek žmogaus organų audiniuose ir ląstelėse, tiek vėžinėse ląstelėse, tiek gyvūnuose, tiek augaluose netgi. Aš pati su augalais ne tiek daug dirbu, bet Vėjūnė dirba augalų srityje, augalų genetikos skyriuje. Taip, tai pagrindinė tokia būtų mano augalų vystymosi genetika. Aš konkrečiai dirbu su miežiais, tai yra mano modelinis organizmas ir man kylantis klausimai, kokius aš sprendžiu, tai yra, kodėl miežio varpa yra tokia, kokia yra. Jinai kodėl skiriasi nuo kitų. Kaip
kokie genetiniai keliai dalyvauja, kad jinai išsivysto taip, kaip mes galime manipuliuoti vėliau tais genetiniais keliais, kad mes gautumėm kuo daugiau naudos ir geresnį derlių. Tai šita yra mano toks vystymosi genetika, aš daugiau ją pavadinčiau, koks yra vystymosi kelias, kokie genai turi įtaką tam keliui ir po to, kas iš to, kaip mes tai galime pritaikyti. Kaip ten galit manipuliuoti, ne? Tai genais kažką pakeisti, kad būtų kažkas geriau. Taip. Tai abidvi pabaigę bakalauro genetikos studijas, dirbam su genetikoje, bet skirtingai. Taip pačioje katedroje, bet skirtingai. Taip. Geras, aš dar pagalvojau, kad galima ir šitą taikyti, dabar šausi mintis, pavyzdžiui, prieš gimdant irgi paimti ten tos DNR tyrimus ir irgi žiūrėti, ar ten yra visokios ligos, taip, ir irgi esu kažkur skaitęs ar girdėjęs, kad irgi ten galima DNR visokiais būdais kaitalioti kažką, ar ne, ar aš čia nusišneku, visiškai pataisykite. Nusišnekė tikrai nenusišneka, yra toks dalykas kaip genų inžinerija, ar ne, ir genų inžinerija yra dalykas, kad ir augalus, ir gyvūnus taip tu gali manipuliuoti, gali keisti genetinę informaciją, tai dabar irgi žinot, iš mūsų, galbūt žinot, kur yra gauta Nobelio premija dėl genų žirklių, CRISPR-Cas, tai mūsų gyvybės mokslų centre dirbantis mokslininkas profesorius Šikšnys, jisai būtent šitoje srityje dirba. Buvo vienas iš tų, kur mes visi tikėjomės, kad jisai gaus irgi tą Nobelio premiją, gaila nepavyko čia, turbūt gavo kitokių premijų, taip, bet taip ir vyksta šitas dalykas, šitie eksperimentai tokie su genų inžinerija ir tokiu manipuliavimu, bet jeigu kalbėjot, kad paimam iš nešios moters arba ten embriono kažką, tai dėl etinių dalykų daug labai tokių tyrimų, kurie yra susijęs su žmogumi, bioetika net dalyką mes tokį mokomės, jie turi būti reguliuojami ir jie yra labai griežtai reguliuojami, kad nedarytumėm bet ko, ne? Net ir ne su žmogumi ir su augalais dirbant Europos Sąjungoje mes turime labai griežtą reglamentą, kad tai gali tik laboratorijoje, tai yra, turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos, kada tu gali dirbti su genetiškai modifikuotais organizmais. O tai tas pats etikos irgi kursas yra kažkoks, kur jūs mokote studentus, kaip ir kur negalima išklysti iš laboratorijos, taip? Bioetika. Iš pasirenkamųjų dalykų gali studentai pasirinkti bioetiką. Vieną iš tokių dalykų, kuris šiaip vėlgi netgi su ląstelėmis dirbant, tu jeigu nori daryti eksperimentus arba netgi rašai straipsnį, tu turi tame straipsnėje parašytis, ar tau galiojo bioetikos kažkokie reikalavimai ir taisyklėm, ar tu jų laikeisi ir ar tu gavai leidimą. Nes pavyzdžiui, su laboratoriniais gyvūnais dirbti ne bet kas gali ir turi rašyti didelius projektus, ilgai trunkančius paraiškas, kad tau leistų dirbti su gyvūnais, nes visi supranta, kad gyvybė yra gyvybė, ar ne? Ir tu negali daryti bet ko, ką tik sugalvoji. Tai ribojimai tikrai yra griežti, bet mokslas eina pirmin. Tai iš tikrųjų, čia aš galbūt truputėlį nukrypsiu, bet iš tikrųjų dėl to, kadangi didžioji dalis stengiasi vengti tyrimų gyvūnuose, sako, yra tokios 3R taisyklės, kad tu stengiasi sumažinti gyvūnų naudojimą, labai sparčiai tobulėja dabar įvairūs in vitro tyrimai, in vitro reiškia mėgintuvėlyje, ne gyvūne, ir labai daug naujų eksperimentų pradeda atsirasti in vitro sistemose ir lygiai taip pat in silico, tai reiškia kompiuterinėse sistemose, tam, kad tu galėtum nuspėti, kaip kažkokios medžiagos veiks, net nepadaręs to tyrimo gyvūnuose. Tai va dabar yra tas bumas, kur verda eksperimentai vykstantys, stengiantys įsiaiškinti, kaip galėtume mes nuspėti kažkokių medžiagų poveikį nepanaudojus gyvūnų. Wow, tai genetika yra tokia sfera, kuri dar tik plėsi su laiku, taip? Jinai atrodo visą laiką tik plečias ir plečias. Tikrai taip. Ir niekada nenustoja mokytis. Mes irgi pabaigę doktorantūrą neseniai Milda, bet mokslas ties to nestoja ir mokymosi procesas ties to nestoja. Tu visada turi ką išmokti, visada kažkas atėjo naujo. Ir viena iš tokių savybių, kurią turi mokslininkas ir genetikas stojantis į gyvybės mokslus, tas žingeidumas. Tu visą laiką nori sužinoti kažką daugiau, visą laiką kelti klausimus ir tu turi domėtis tas rytim. Ir dar viena savybė prie to žingeidumo – nebūti kategoriškas, nes dalykas kaip genetika ir gyvybės mokslai turbūt bendrai, jis yra labai dinamiškas. Po 10 metų mes gal sužinosim, kad kažkoksai procesas vyksta truputėlį kitaip, negu mes galvojam dabar. Tai tu visą laiką turi būti pasiruošęs ne tik mokytis, bet ir pripažinti, kad galbūt iš tikrųjų, kaip aš dariau šitą eksperimentą, dabar reikėtų daryti kažkaip kitaip, arba procesas vyksta kitaip. Tai tikrai, kadangi tobulėja labai technologijos, biotechnologijos, įrangos ir metodai, kuriais mes tyriam kažkokius dalykus,
ir rezultatai, ir kartais atsakymai yra truputėlį kitokie gali būti. Dėl to mes, kai ir dėstom paskaitose, tu kiekvienais metais iš dalies paruoši gal nepilnai naują kursą, bet kiekvieną kartą skaitai ir žiūri, ar kažkas nepasikeitė, ar teorija vis dar išliko ta pati, nes nėra taip kaip, nežinau, dabar aišku pasakysiu kaip matematika, gal matematikai sakys, matematika irgi labai dinamiška, bet tarkim, yra tam tikros taisyklės, teoremos, ar ne, kurios yra tokios, kokios jos yra ir jos nekintančios. Biologijoje mes irgi kartais sakom, kad yra nekintantis dalykai, ar ne DNR, RNR baltymai, ten viskas kaip keliauja, bet visada galima rasti kažkokį organizmą, kur bus išimtis. Tai reiškia, čia nėra auksinė taisyklė, reiškia, tai yra tendencija, o išimčių visada yra. Tai reikia nebijoti keistis, nebijoti pripažinti, kad reikia keistis ir visą laiką būti tokiam lankščiam ir stebėti situaciją. Tu pakalbėjome apie keitimąsi. Tai kaip studijas keičia dirbtinis intelektas? Geras Galite klausimas. apie tai plačiau gal papasakoti. Ar iš viso jis yra išnaudojamas kažkaip studijose? Ir jeigu yra, ir kaip išnaudojamas? Žinoma, nes mes iš tiesų mėgstam naujus dalykas, mes mėgstam mokintis ir įgalinti naujas galimybės atsiradus. Tai dirbtinis intelektas iš tiesų yra galimybė. Ir mes stengiamės ją pritaikyti ir moksle, ir tiek ir studijų programoje. Kas pagrindinis yra turbūt aspektas, kad reikia mokyti teisingai jį įgalinti. Kad mes stengiamės išmokyti, kaip jį panaudoti teisingai, kaip išgauti geriausią efektyvumą ir geriausią rezultatą ir vertinti tai atsakingai. Dar moksle kol kas tikrai yra labai daug to, kaip vadinasi terminas, kad jisai hipnotizuoja ar kaip dirbtinis intelektas šneka ne visai teisybę. Ir reikia mokėti tą atpažinti ir įvertinti kritiškai. Tu gal gali dar ką nors pridėti? Taip, tai dirbtinis intelektas, man atrodo, yra nuostabus įrankis. Jeigu tu jį naudoji tikslingai ir žinodamas, ką tu darai, ko tu naudoji, ką tu gausi, ne aklai. Kol kas negaliu pasakyti, kad labai jau pakeitė studijų visą dalyką, nes dar yra gana šviežia ir labai stipriai pakeis dar negalėjo, nes mes labai pastebėdavom, jeigu studentai ypač kokiuose raštų darbuose nori daryti, ar ne. Esam pastebėję kaip ir atsakymus į koliokumo klausimus kartais atsakinėję, bet visi buvo, kaip čia, prigauti, ar ne? Gal ne visi, aišku, kažkas dabar kikena klausydamas, manęs tai neprigavo. Taip, bet iš tikrųjų, ką svarbu žinoti, kad tai gali būti nuostabus įrankis, jeigu tu jo moki elgtis. Tai mes irgi turim tokį kursą mokslinę komunikaciją, apie kurią prieš tai buvom užsiminę, kur ne tik mokome studentus, kaip reikės komunikuoti savo mokslinius duomenis, bet ir taip pat, kaip protingai panaudoti dirbtinį intelektą. Nes jeigu tu juo mokės naudotis, jeigu tu jį panaudosi tikslingai, galbūt literatūros paieškai, galbūt tam tikriems dalykam, aspektams, kaip tu dėliosi eksperimentus ir paskui mąstysi kritiškai, tai viskas yra gerai. Jeigu tu tiesiog aklai paklausi klausimą ir pagal tai darysi, visi turbūt supranta, kad didelė dalim dirbtinis intelektas ne visada gali ypač tokius tiksliuosius dalykus, mokslinius dalykus atsakyti teisingai. Iš savo patirties irgi atsimenu, kažkada bandžiau rašyti, kaip yra ten, surask man tą ir tą dalyką. Ir man išmeta mano straipsnį, kuris yra net ne apie tai. Ir čia yra ne apie tai tas straipsnis, surask man apie tą ir tą. Vėl išmeta, vėl ne apie tai, aš tai pikausi su ir galvoju, nesąmonė. tai mes mokysim studentus būtent šitame kurse, ateis dar būtent paskaitos, apie kurių metu kalbėsim, tai bus užduoti su dirbtinio intelektu, kad jie turės su dirbtiniu intelektu padaryti, be dirbtinio intelekto, turės taisyti dirbtinio intelekto padarytas klaidas ir panašiai, kad šiek tiek kritiškiau vertintų būtent darbą su dirbtiniu intelektu. Nesakytų, kad tai yra didžiausias blogis ir čia reikia atsisakyti, ne. Kažkur skaičiau tokią apibūdinimą, kad kaip ten moksle, pavojingiausias žvėris yra biologas mokantis naudotis dirbtiniu intelektu. Nes iš tikrųjų tu tikrai labai labai daug dalykų gali padaryti su dirbtiniu intelektu ir kalbant apie bioinformatiką, duomenų analizę, genetikoj duomenų gali būti tiek daug, jeigu dirbsi su genų sekomis arba ta pačia baltymo sekomis, su daug dalykų ten yra milijoninės sekos ir jeigu tu gebėsi, panaudodamas dirbtinį intelektą, jas panalizuoti greičiau, negu tu pats savo akim tai darysi, tai super, kodėlgi ne, bet reikia tai mokėti. O dirbtinis intelektas dar, bet vienu žiūrėjus į Vilniuje Saulėtekėje esančias laboratorijas, galima tiesiog atrodo galvą pamesti nuo visų esančių technologijų, nuo kvantinių kompiuterių, visų tų laboratorijų. Kokias dar tokias išmanes, naujoviškas technologijas naudoja studentai? Tai žinokit, visas tas technologijas, kurios yra gyvybės, tikrai labai priklauso, kokią laboratoriją pasirinks studentas dirbti.
galbūt jisai norės dirbti su vienos pavienių ląstelių tyrimais. Tai irgi Lino Mažučio laboratorija, ar ne, yra, kuri nuostabiai dirba su pavienių ląstelių realiai pasiema vieną ląstelę ir viską ištyria, kas toje vienoje ląstelėje ir panašiai. Ten yra aukščiausio lygio technologijos. Nevaidinsiu, kad aš apie tai labai daug žinau, nes tikrai gali jie dirbti pasiėmę, kaip ir kalbėjom, ar ne, augalus, gali pasimti gyvūnus ir dirbti su gyvūnais gyvame organizme, ar ne, turim triušius, turim laboratorinės žiurkės ir laboratorinės pelytės, turim žuvytes, tokios zebrafi žuvytės. Yra neuromokslai, beprotiškai stiprus gyvybės mokslų centre, kuriuos gali taip pat pasirinkti studentas ir dirbti su tom technologijom. Mūsų vėžio ta laboratorijos, epigenetikos laboratorijos, kurios vėlgi pasiima mėginius ir dirba su genų raiška, analizuoja, kaip įsijungia vienas genas, jeigu, ar ne, pacientas, pavyzdžiui, ten serga kažkokia liga, kiek genų jungtų, kiek išjungtų, tada bando rasti sąsajas ir panašiai. Tai visos technologijos, kurios yra centre, iš tikrųjų jos visos yra pasiekiamos. Ir kuo daugiau, netgi ir mokslininkam patiem, ne tik studentam dirbantiems, kuo daugiau bendravimo bus tarp laboratorijų, tuo bus geresnė kokybė viso mokslo greičiausiai, kuri išeina iš gyvybės mokslų centro. Šiaip studentams greitai pavyksta išmokti ir suprasti, kaip reikia šitais prietaisais, tom technologijom naudotis, nes jų yra be galo daug ir be galo sudėtingos. Nors gal kaip tik, jeigu studentai tom domisi, gal tai atrodo primityviau. Šiaip, jeigu studentas labiau biologijos, chemijos srityje ir jam toks užkraunamas kaip ir didelis IT sferos dalykas, ar jie greitai pagauna, kaip su tom reikia elgtis, ar tai yra tiesiog to jau genetiką studijuojančio studento bruožas, kad viską iš karto greitai supranta. Genetika jau. Jau genetika, ar ne, pas yra. Tai gali atsakyti. Gal čia irgi viskas priklauso nuo žmogaus. Kai kurie yra labai imlus technologijai, su kompiuteriais lengvai dirba. Kitiem yra sunkiau. Tai viskas nuo, sakyčiau, nuo asmenybės priklauso ir kaip jisai sugeba įsisavinti. Bet taip, vienas iš tų bruožų yra genetika, kad jie sugeba, visi mokslininkai ir studentai ateina, sugeba greitai apdoroti didelį informacijos kiekį. Sugeba išmokti greitai naudotis tam tikrais metodais. Tai yra, pakartoji vieną kartą parodai, antrą kartą jau pažiūri, kaip studentas daro, trečią kartą jis jau dirba savarankiškai. Tai yra pakankamai greitai juda ir tikrai neblogai su tuo... Taip, ir iš tikrųjų nuo dėstytojų priklauso. Aš manau, kad visi yra... Gerai, ne visi, negaliu taip apimti visų, bet didžioji dalis, kuriuos aš pažįstu ir su kuriais bendrauju, visi yra žmogiški. Visi supranta, kad žmogus mokosi. Jeigu jisai deda pastangas, jisai stengiasi, jisai nori išmokti, aš bent jau sakau, pasilikit po paskaitos, aš dar kartą pasakysiu šitą dalyką, arba dar kartą paaiškinsiu ir tikrai būna, kai kurie pasilieka, klausia, ypač laboratorijose dirbdami, visą laiką būni šalia, jeigu reikės kažkokios pagalbos, nes tu nori, kad studentas išmoktų ir nenori galbūt to bereikalingo streso, kad dabar tu turėjai per šitą užsiėmimą viską išmokti ir žinoti ir dabar jau viskas, ar ne, aš tau daugiau niekada nebeaiškinsiu tai. Tai manau, kad didžioji dalis dėstytojų yra tikrai žmogiški, labai suprantantis, patys praėję šitą kelią, tai supranta, kad ne viskas, vienas dalykas gali būti labai lengvai pasisavinamas, kitas sunkiau. Tai svarbu šitą suprasti turbūt ir dėstytojam, ar ne? O kokios yra Erasmus Plus galimybės genetikos studentam? Iš tiesų, Erasmus Plus galimybės yra tokios kaip galimybės, bet kadangi vis tiek pragyvenimo kaštai didėja, bėgant metams Erasmus finansavimas labai nedidėja. Ir šiek tiek yra galbūt sumažėjęs tas vietų skaičius ir tas yra viso universiteto mastu, tai yra gan aktualu. Tai galimybių nėra labai daug, kiekvienais metais 1-2 studentas išvyksta, bet jeigu beveik visi, kurie nori ir išvyksta, kur atsiranda kitas toks butelio kaklelis, kad ne visi nori išlysti iš savo patogios komforto zonos. Taip, mes čia kikenam, kad sakom, gaunasi pasižiūrėjus į bendrai vietas ir tą finansavimą, koks jis yra įteikiamas, tai nėra, kad, čia pusę kurso iš kiekvieno dalyko studijų galėtų išvažiuoti. Ne, gaunas ten po 1-2 studentus, bet ir kas nori išvažiuoti, 1-2 studentai. Ir jie išvažiuoja, nes kaip kurie mes kikendavom, kad pas mamą kartais dar yra saugiau pabūti, ne? Bet, viskas yra gerai, visi turi savo komforto zonas, vieni yra linkę iš jų išeiti, kiti ne. Ir tie, kurie ir neišeina, jų Erasmus irgi puikiai gauna dar net, gana intensyvų vis tiek kursą ir tiek praktiniai, tiek teoriniai gauna pas mus. Tie, kurie išeina,
praplečia akiratį turbūt labiau. Bet gal ir yra tas dalykas, kad pas mus Lietuvoje, būtent studijuojant genetiką, ir taip labai gerai žinias gauname palyginus su kitais Europos universitetais. Kaip yra, ar Lietuva aukštai stovi šitose genetikos lenktynėse? Šiaip tikrai labai aukštai. Bent jau pagal studijų kokybę, žiūrint Vilniaus universitete, va šitam genetikos studijų programą, labai aukštai stovi ir čia gal necituokit manęs, bet girdėjus ir tokių kalbų, kad yra dalis universitetų, kurie turi tas genetikos studijas Europoje, pavyzdžiui, kur Erasmusui išvažiuoti, bet kartais tai lygis turėtų eiti į magistro studijas studentas, bakalauras, kad galėtų ten važiuoti. Ir kai kurie sakė, lygtais taip ir padaro, bet čia, čia sakau, necituokit labai šitos vietos. Bet aukštas lygis, labai aukštas lygis ir manau, kad studentai pabaigę bakalauro studijas genetikos, jie gauna tikrai labai stiprius pagrindus, labai tiek teorinius, tiek praktinius. Ir vėliau arba pasirenka magistrą studijuoti toliau kažką gyvybės mokslų centre ar tą pačią genetiką ar kitus kursus, arba išvažiuoja į užsienį studijuoti tikrai puikiuose universitetuose. Ir iš tiesų jaučiasi tas lygis, mes nemažai laiko praleidžiam dirbdami su studentais jų baigiamųjų darbų metu. Tai yra didelis toks kontaktas su studentais. Ir ką aš pastebėjau, kad kai yra genetikos studijų programos studentai, antram jau, trečiam kurse gali pradėti su jais diskutuoti kaip su mokslininkais. Jie jau turi ką pasakyti, jie turi gerus pagrindus susidėję ir jiems jau kyla klausimų ir tai prasidaro toks įdomi diskusija jau iš studentų. Tai iš tiesų labai jauni žmonės, 3. kursas, 4. kursas, bet jie jau mąsto moksliškai. Tai ir mūsų Vilniaus universitetas būtent ir suteikia jiems tą mąstymą, taip, kritinį mąstymą. Būtent universiteto, aišku, ir žmogaus savybės, bet ir universiteto nuopelnas yra, kad yra duodamos tokios užduotis, taip provokuojančios mąstymą, įvairios analizės, kad įjungia tokį mygtuką ir didžioji dalis studentų tikrai įjungia tą mygtuką. Bet dar užsiminėte apie baigiamuosius darbus, tai galime iš karto prieiti prie egzaminų temos. Minėjote, yra koliokviumai, yra tie baigiamieji darbai. Kokie dar iš visų yra egzaminai ir kaip jie vyksta? Ar tai būna sesijoje po taip vadinamo pusmečio ir išskirstyti kažkaip? Tai iš tiesų mūsų tie teoriniai kursai, jie labai yra platus ir mes pateikiam labai daug informacijos. Dar netgi galėčiau tai pasakyti, kad kai kuriems būna tiek jos daug ir aš pati save prisimenu, kad tu gauni tokią didžiulį informacijos kiekį, kur tu nesupranti, kur ją padėti. Ir tik tai po poros metų jau į pabaigą studijų ateina toks eureka momentas. Tai va, kaip viskas veikia. Susijungia pagaliau visis tos atskiros detalės, tas informacijos šūsnis pagaliau susiveikia ir atsiranda kažkokie tinklai smegenyse, kurie gali susijęti informaciją. Tai kadangi kiekvienas kursas iš tiesų yra platus, labai daug informacijos, labai tikslių dalykų, mes stengiamės išskirstyti tuos atsiskaitimus. Labai mažai yra tokių dalykų, kur būna tik egzaminas iš viso kurso. Mes juos skaidome į kelis koliokumus semestro metu, kad tiesiog būtų vienam atsiskaitimui mažesnis informacijos kiekis. Nes jeigu kartais yra tekę irgi iš viso kurso atsiskaitinėti mūsų laikais, tai iš tiesų yra labai daug. Tai ir labai priklauso, tai kaip ir minėjo Vėjūnė, nuo dalyko, nuo dėstytojo, kaip jisai pasirenka, nes vis tiek tai yra kiekvieno dėstytojo pasirinkimas, kaip jisai supranta tą informaciją, kurią dėsto ir kaip geriausiai metam bėgant pastebi, kad studentam geriau ją įsisavinti. Tai koliokumai, egzaminai, seminarai, kuriuo metu daro pranešimus arba dirba grupinius darbus, analizuoja tam tikras genetinius atvejus, analizės ir pristatinėja, daro tokius pranešimus. Tai va ir tie praktiniai darbai irgi atsiskaitimai būna. Išanalizuokit savo duomenis, pateikite ataskaitą, jau mokome rašyti, komunikuoti, pristatyti tuos duomenis. Ir Taip. Dar vienas dalykas, apie ką norėčiau pakalbėti, apie individualiasias studijas. Ar genetikos programoje yra ši opcija ir ar yra opcija rinktis iš kitų fakultetų studentam pas jūs ateiti? Yra tam tikri dalykai, kuriuos gali rinktis, bet yra reikalavimai. Netgi mes turim, čia galbūt ne genetikos patį, bet mes dėstom tokį dalyką, genetikos pagrindai kartu su Vėjūne. Ir jį gali rinktis, pavyzdžiui, tą dalyką kiti studentai, bet yra reikalavimai, kad turi būti, pavyzdžiui, aš dabar neprisimenu biologijos, turbūt pagrindus turi ar biochemijos, būtent kažkokį pagrindą turi turėti. Tai esam turėję ir iš tokių įdomių atėjusių iš klimatologijos ar ne, kai kurie ateina ir pažiūri, aš ne apie tai galvojau ir nebeateina, kai kurie lieka, bet nedaug yra tų studentų, kurie ateina.
Ne? Taip. Mūsų studentai gali pasirinkti, bet dažniausiai yra pasirinkimai viduje, ar ne? Taip, yra atviras langas, jeigu jūs norit, galite pasirinkti dalykus kitame fakultete ir iš viso praplėsti savo tą lauką ir žinias, bet dauguma renkasi vis tiek vidinius dalykus, galbūt labiau profiliuojasi, jie jau žino, ko jums reikės baigiamajam darbe, kad aš tokiu labiau dirbu imunologijos srityje ir aš pasirinksiu klausyti imunologiją, nors jinai nėra programoje įrašyta. Tai daugiau vyksta tas profiliavimas, nes vis dėlto kad išnaudotų galimybės išgauti kuo daugiau žinių būtent reikalingų moksliniai srityje ir tavo srityje, kurioje tu nori ateityje dirbti. Taip. Tai gal ir yra tam esmė, kad genetikos studentai turi galimybę pasirinkti individualiosius dalykus, bet kaip ir laidos pradžioje kalbėjome, jie tada jau renkasi savo sferą, kurią būtent norėtų tyrinėti. Taip? Taip. Ir tada kokie studentų atsiliepimai šiai būna? Tai iš tiesų studentų atsiliepimai yra geri, labai netgi geri apie studijų programą. Ir dar prieš tai aš irgi norėjau paminėti, kad studentų atsiliepimai yra labai svarbus ir mes atsižvelgiam ir dėstytojai apie tuos pačius atsiskaitimus. Kiekvienais metais mes bandome susirinkti informaciją iš studentų, kaip jiem patiko, kaip krūvis, ar atitinka, ar nėra per didelis, ar atsiskaitimą reikėtų skaidyti. Ir visas tas irgi iš dėstytojo pusės vyksta kitimas studijų programos. Ir tai, kaip tu dėstai studijų dalyką, susirinkdamas atsiliepimus iš studentų, kurie klausė tą kursą. Tai ir mes savo kiekvienais metais vis keičiam dalyko kažkokį, ar atsiskaitimų formatą pakeičiam, kad prisitaikytumėm ir išgautumėm tą efektyviausią, kad būtų ir studentams krūvis adekvatus ir išgautumėm kad jie išmoktų kuo daugiau. Taip, ir turėjom pokalbį su studijų programos komiteto pirmininku, jis kaip ir pradininkas genetikos studijų programos, profesorius Juozas Rimantas Lazutka. Tai jisai, kas labai gražu, jisai labai atkreipia dėmesį į studentų atsiliepimus, apie visą studijų pabaigusių studentų atsiliepimus ir seka tai ir pagal tai daro pokyčius. Ir dabar iš tikrųjų nuo to, kaip aš studijavau bakalauro studijos, kokios dabar yra bakalauro studijos, jos yra tikrai pakitusios ir taip efektyviai pakitusios, kad aš pati atgal pasižiūriu, galvoju, tikrai va čia yra taip geriau. Ir netgi iš atsiliepimų, savianalizė žiūrint tos studijų programos, berods ten statistinius žiūrint duomenius, tai statistiškai reikšmingai pagerėjo atsiliepimai studentų tiek apie pačią visą studijų programą, tiek apie dėstymo kokybę, tiek apie informacijos tą pasiekiamumą ir taip pat apie tai, kad yra klausimas, ar rekomenduotumėt kitiem, ar ne. Tai tiek bakalauro, tiek magistro genetikos studijos reikšmingai padidėjo einant metai iš metų būtent studentų atsiliepimai, kad rekomenduočiau tikrai šitas studijas. Tai labai smagu, gražu, kad tie, kurie kuria tas studijas, yra linkę, kaip ir sakiau, dinamiškai reaguoti į tą kritiką ar pasiūlymus ir keistis, bet taip pat ir studentai, kad vertina šitą. O ar sunku įstoti yra aplamai genetiką, ar galbūt žinot konkursinį balą? Jisai kinta konkursinis balas, bet tikrai aukštas. Yra virš 8 visą laiką būna, tai būna metų yra 8,4, 8,8 buvo kažkuriais metais. Konkursas irgi susidaro jau keli metai į šitą specialybę, kad mes turime konkursą. Yra konkursas didelis, tikrai reikia balo gero, bet jeigu patinki, tai jau patinki. Bet tas ir yra, jeigu nepatinki, niekada nereikia nusivilti, stokit vis tiek į gyvybės mokslus. Taip. Mes, kaip ir sakau, dirbti tu vėliau gali išsirinkti, kokioje srityje tu dirbsi. Ir netgi ir baigę kitas studijų programas mes konkuruojam dėl tų pačių darbo vietų. Tai iš tiesų tu gali visą laiką atrasti savo tą kelią. Taip, tai mes visą laiką skatinam, jeigu į genetikos studijas neįstojot, rinkitės gyvybės mokslus. Taip. Pabaigsit bakalaurą, galbūt netgi nuspręsite pereiti, atsiras kažkokia galimybė, bet šiaip pabaigsit bakalaurą, tarkim, mikrobiologijos, stosit magistrą genetikos, ar ne? Viskas yra vis tiek persinė susiję tarp disciplininiai dalykai, tai nėra pasaulio pabaiga, jeigu neįstojat. Tikrai, jeigu įdomu gyvybės mokslai domina, tai stokit į kitas specialybės, kurios tikrai yra puikios. Kad jau šiek tiek po to apie po studijų sekančias karjeros galimybės prakalbame, tai paklausiu, kiek uždirba tada jau mokslininkas, tai pasibaigęs genetikos studijų programą? Nu jau uždirba. Čia turbūt labai platus klausimas, nes gali uždirbti turbūt nuo
nuo žemai iki aukštai, ar ne? O tai nuo ko priklauso tada? Tai labai priklauso, kur pasirinksi dirbti. Pirmas didžiausias klausimas ir toksai būna turbūt iššūkis mokslininkui. Ar tu pasirinki akademinį pasaulį, ar tu pasirinki verslo pasaulį, ar industriją tą. Tai jeigu tu pasilieka, bet yra pliusai ir minusai. Tai galbūt tu pramoniai dirbdamas uždirbsi daugiau negu akademijoje dirbdamas, ar ne? Bet galbūt bus kažkokie kitokie minusai, daugiau kontrolės. Čia universitete daugiau yra kūrybinės laisvės ir panašiai. Bet tie atlyginimai, šiaip labai sunku pasakyti, ką tu užsibrėši, ar ne? Tu gali ateiti, kaip pasakyti, tu turi reikalauti, ko tu nori, ar ne? Kokio tu nori atlyginimo. Ir esmė ta, kad jeigu tu dirbsi tokiose įmonėse, kurios gali tau tai skirti. Aš gal šiek tiek pridėsiu tas reikalavimas. Jeigu tu pasilieki akademijoje, kaip mes likome, tai mūsų atlyginimai yra vieša informacija ir visiems jie yra žinomi ir tu negali išsireikalauti daugiau. Bet toks man patiko irgi visai pasakymas, kad jeigu tu galvoji apie pinigus, mokslas ne tau. Mes galvojame apie idėjas. Mums labai įdomu ta akademinė laisvė ir mums tiesiog yra įdomu. Yra tas dalykas, kad tu turi atrasti tokį darbą ir tokią profesiją, kuri tau nebūtų darbas kasdieną. Ir mes einam su šypsena į darbą ir aš netgi laukiu tos problema, kuri turėtų būti, tarkim, laboratorija. Man tai yra iššūkis. Tai yra iššūkis, kurį aš noriu išspręsti ir noriu išsiaiškinti. Tai yra visai mūsų kitoks požiūris. Taip, bet aš manau, kad jeigu eini su noru ir su užsibrėžtais tikslais, bet kokiu atveju tie finansai jau ateina prie to pačio. Taip, labiau jeigu akademinį pasaulį kalbam, tai yra projektai, kuriuos tu turi rašyti projektus, gauni finansavimus ar iš LMT, Lietuvos mokslo ar netarybos, tiek iš europinių pinigų, gali gauti projektus ir tikrai kiek daug mokslininkų pas mus ir centre yra, kur nuostabus ir gauna tikrai puikias premijas ir tuos tyrimam atlikti pinigus, bet kaip ir sakiau, nueisit į industriją, dirbti kažkokią įmonę, atlyginimai tikrai yra konkurencingi, man atrodo, įvairiose tose, tiek nuo Thermo Fisherio pradėjus tradicinio ar ne, tiek kitų arba startuolių netgi, kurie yra labai puikus. Ir čia kaip mokėsi save parduoti ir mes mokom tą mokslinę komunikaciją. Mokslinę komunikaciją. Čia labai platu. Taip. Ir pas mus dar yra knygų tema. Kokia yra galbūt rekomenduojama knyga genetikams perskaityti? Tai yra Biblija viena, mes vadinam ją genetikos Biblija, tai yra Brookerio Principles of Genetics. Daug leidimų, mes ją irgi tikrai skaitėm nuo bakalauro metu ar kokį 3 leidimą, dabar jau yra koksai... Taip, profesorius visą laiką perka naujas, tai būna duoda paskaityti. Tai, manau, Brookerio Principles of Genetics toksai būtų auksinis standartas, dar tada tikrai daug yra dar įvairių. Ir jinai taip parašyta labai lengvai, paprastai ir lengvai skaitosi. Aš tiesą sakant, viena irgi iš tokių knygų, aš kadangi dirbau augalų srityje ir kažkaip jaučiau, kad aš turiu daug genetinių žinių, bet šiek tiek apie augalus man jų trūksta. Ir aš atsidariau profesoriaus Rančelio augalų genetiką ir aš galvoju, čia pasimokysiu, bet aš atsisėdau ant sofos, pradėjau skaityti ir man taip susiskaitė kaip grožinė literatūra. Šiek tiek yra tokių juokelių, yra cinkelio ir tai iš tiesų tokia buvo man labai įdomi patirtis, kada tu nusprendi mokytis, bet tu skaitai kaip grožinė literatūra. Tai o kokios būtų jūsų mėgstamiausias knygos? Gal būtent tokios ir yra, kažkas iš mokslinės literatūros, manau, ar visiškai priešingai? Man asmeniškai mūsų darbas iš tiesų yra protiškai intensyvus. Mes dirbam, ateinam ir prievartaujam savo smegenis kiekvieną dieną. Tai ką aš mėgstu, tai namie atsipalaiduoti. Tai knygos yra vienas iš tų būdų atsipalaiduoti. Aš turiu tokią rutiną kiekvieną vakarą prieš miegą bent jau skyrių perskaityti. Tai aš renkuosi dažniausiai kokią detektyvai, romanai. Šiuo metu yra Witcheris pas mane padėtas prie stalo, tai bandau irgi tą fantastiką. Tai mano yra tokias labiau atsipalaidavimas ir pabėgimas nuo rutinos. Smegenų toks atpalaidavimo momentas. Iš mano pusės tai daugelis mokslininkų irgi kenčia nuo tokio dalyko kaip imposterio sindromas. Ir manau, aš nesu vienintelė, tai man patinka kartais nusigroundinti, ar ne, ir paskaityti tiesiog kažkokius psichologinės knygas, kurios tave įkvėps, kurios padės tau duos kažkokius įrankius, kaip susidoroti su psichologiniu kažkokiu stresu. Tai man visai dabar keliauja šitokios knygos, tokios tematikos, nes sakau, taip tas. Ir pabaigai, paskutinis klausimėlis. Jeigu turėtumėt vienu sakiniu įtikinti moksleivį pasirinkti genetikos studijas, ką jam pasakytumėt?
Aš gal pasakyčiau, jeigu jums sekasi viskas, tai yra sekasi matematika, chemija, biologija ir jūs jaučiate, kad jūs plačiai nežinot, kur pasidėti, kur profiliuotis, pasirinkit gyvybės mokslus, pasirinkite genetiką, nes iš tiesų mes studijuojame viską. Ir tada galėsit jau profiliuotis kažkur kitur. Tada gal jau atrasit, gal surasit savo tikslą. Genetika, kaip ir mes sakėm, labai universali studijų programa. Tai jūs galite vėliau atrasti tikrai savo kelią. O aš pasakyčiau taip. Tai, ką Vėjūnė pasakė. Super, ačiū Jums labai, ačiū mūsų viešnioms Mildai ir Vėjūniai. Ačiū labai, kad buvot, puikiai pristatėte šią studijų programą. Ir su Jumis, mėly klausytojai, susitiksime kitą savaitę. Viso gero. Ačiū.